Kadangi mes gyvenam paskutiniais laikais iš tikrųjų, ir Mato 24 skyriui 11 eilutė, Jėzus kalbėjo tokius žodžius. Sako, atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios, ir kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Sako, bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Aš šiandien noriu kalbėti apie bažnyčios stovį, kokie būklė, ir būtent va šitą raštą sako, atsiras daug netikrų pranašų, ar ne, kurie bus suvedžioti, ir pasiekoje to daugelio meilė atšals. Ir tiesiog paskutiniu metu labai daug skamba visokių dalykų apie bažnyčios stovį, kaip visas kyla purvas, ir iš viso kokioje stadijoje protų nesuvokima yra šiandieninė bažnyčia. Netgi vieną tokią prisiminiau, visai nesenai vieną iš toks pastorius buvo, kur aš klausiausi, iš tikrųjų jis turėjo mokytojo dovaną ir kaip sakyti, vienu momentu jisai pradėjo nuvažiuoti labai stipriai lankas, pradėjo kažkokius vartoti grybus, kažkokius ten mokymus, tokius neaiškius, visą kitą, žodžiu, visiškai, ta prasme, nusivažiavo, ir aš tiesiog buvau šokė, ta prasme, iš tikrųjų rimtas pastorius, rimtas žmogus, ir su psichologijom prasidėjo, ir aš Dievo klausiu, sakau, Dieve, kaip taip gali būti, kas darosi su žmonėm, ir aš iš karto aiškiai išgirdau tokią frazę, Dievas pasakė taip, jisai neišstovėjo tiesoje. Va, kur yra problema, iš tikrųjų taip, tiesa tai yra Jėzus visų pirma, ir mes statom ant Jėzaus pamatą, reiškia kažkokioj vietoj, kaip sakyti, jis, ar maldos atšalo, ar kas buvo, nežinau, kas nutiko, kaip reikia, ta prasme, kitus statai ant pamato, staiga nebėra Jėzaus pamato. Ir sako, jisai neišstovėjo tiesoje. Ir dabar, jeigu kas matėt, ir rusų kalba rolikai eina apie būtent Amerikos bažnyčias, kas darosi tenai, ką Dievas iškėlė, kas daug metų buvo tame, tie visi nešvarūs dalykai bažnyčiose, bet ką aš noriu pasakyti, kad daug nešvarių dalykų ir pas mūsų ir Lietuvoje yra, ir visur kitur nėra, tai tik Amerikoje. Ir tokie keletą faktų, kur yra vienas žmogus, jis pastoviai renka visokias naujienas, krikščioniškas ar ne, jisai leidžia, jisai kalba, bet tai yra rusų kalba, bet kas nekalba rusiškai, bet keletą detalių tokių. Ir aš kalbėsiu, žodžiu, taip, yra Amerikoje tokia žurnalistė Megan Basham, jinai išleido tokią knygą, kur Shepherd for Sale, ten kalba apie mega bažnyčių pastorius, daugelį pastorių, kurie buvo nupirkti. Ir įdomus momentas kame. Žodžiu, taip, tai eina apie baptistų bendruomenę, ten šita baptistų sąjunga yra labai didelė ir ten eina ten yra milijonais tų, kaip sakyti, nelankytojų, bet žmonių milijonai, ta prasme, yra susideda jų šitą sąjungą, be galo daug žmonių Amerikoje. Ir žodžiu, tai pasirodo, faktai išlindo tokie, kad ten buvo pastoriai nupirkti Rockefellerių, Sorošų fondai, jos nupirko, sponsoriauja, ar ne, įvairias denominacijas ir būtent pagrindė tų baptistų, tai yra pastoriai, kuriems buvo sumokėta milijonai, kad, įsivaizduokit, jiems netgi rašo pamokslus metams ir į priekį pamokslai, parašyti visai netikinčių žmonių ir šitie pastoriai stovi ant sakyklos ir kalba tos pamokslus žmonėm ir duoda taip kaip Dievo žodį. Ta prasme, įsivaizduokit, kokiam absurdai yra, kad pamokslus rašo netikinti žmonės. Taigi, ten eina kalba apie 13 milijonų denominaciją, įsivaizduokit, tokie dydžiai, tokie skaičiai, žmonės klausosi neaišku kam. Ir jis sako, kad daugelio meilė būtent atšals dėl didelės neteisybės kiekio, todėl kad žodis, tai aš nežinau kaip net pavadinti, tai nėra Dievo žodis. Ir sako taip, ir dabar eina naujos doktrinos, kur ta prasme tie fondai, jūs ten, naujos doktrinos eina, ką jie turi kalbėti.
Visų pirma, viskas yra dėl pinigų. Žodžiu taip, doktrinos eina tokias, kad jau homoseksualizmas nebėra jau tokia ar nuodėmė, kad, žodžiu, vakcinos yra reikalingos, įsivaizduokit, netgi ten buvo, nežinau, labai didelis kiekis, jie turėjo misionierių, kur važiuodavo per visą pasaulį, įsivaizduokit, kai prasidėjo vakcinavimas, jiem pasakė taip, kad arba jūs vakcinuojatis, arba mes nutraukiam, ta prasme, rėmimą finansais. Ir, žodžiu, taip jie turėjo vakcinuotis, visos šeimos tų misionierių ir kūdikiai ir vaikai turėjo būti vakcinuojami. Ir sako, jeigu nesiskiepysit, mes nutraukiam finansavimą, įsivaizduokit. Ir daugelis grįžo iš misionierių, ta prasme, paliko visas tas tarnystės, įsivaizduokit. Ir, žodžiu, ten eina tokios propagandos, įsivaizduokit, bažnyčioje nuo senų eina tos propagandos, kad būtų Meksika siena atidaryta, kad ten, eitų visi tie pabėgėliai. Žodžiu, tokias teorijas išvedė, Jėzus buvo tamsiaodis ir, ta prasme, jie varotos, ta prasme, tokias doktrinas, aš nesuprantu, kam šito reikia. Po to jie platina šitą, kur yra Black Lives Matter. Ten irgi aš kaip pasižiūrėjau tokia, kaip, nežinau, kokia ten organizacija, jinai skirta, aš kaip suprantu, tik tai susiskalbam, čia eina apie tamsiaodžius, balčiaodžius, ta prasme, visokius ten tas nesąmonės. Žodžiu, kas norit, gali pasigilinti. Žodžiu, tai ten buvo 15 000 misionierių, kuriem liepė skiepytis. Įsivaizduokit, kokie kiekiai yra. Ir kad pamokslus rašo tiesiog netikinti žmonės, kuris sėdi vyriausybėje, ta prasme, yra užsakyti pamokslai ir metams į priekį. Ir netgi jie kalba tokius dalykus, ta prasme, taip manipuliuoja, raštukas sako, jeigu jūs nesiskiepijat, reiškia, jūs nemylit savo artimo. Biblija sako, mylėt reik savo artimą, susiduojat. Ta prasme, tokias nesąmonės. Ir šiso čia klausimas, ir čia eina masiškai Amerikoje bažnyčiose, va tokie va dalykai. Ir kuo toliau, tuo daugiau man susidaro vaizdas, kad mega bažnyčios iš viso yra neaišku kieno kūrinys, bet panašu, kad tai net ne Dievo kūrinys yra. Ta prasme, megos bažnyčios. Kas už viso tai stovi? Aš suprantu, kai grįš Jėzus, mes pamatysim visą mastą melo ir apgaulės. Tai dabar žiūrėkit, va tokį dalyką noriu paaiškinti. Praeitas iki aš kalbėjau taip, kur velnias sako, kai Jėzus užsivedė ant kalno ir sako, aš turiu visos karalystės priklauso man, visas spindesys, jeigu tu mane pagarbinsi, aš tau duosiu, ta prasme, kam noriu, tam duodu valdžią, ne? Valdžią, jėgą, klestėjimą, finansinę, parūpinę, įtakingumą, populiarumą, ką tik nori. Ir dabar įsivaizduokit, yra va tokia situacija. Ir, tarkim, Billy Grahamas, man irgi buvo tai šokiruojantis momentas toks, kai aš sužinojau, kad jis irgi yra masonas prieš daug metų, yra internete išdėti ir dokumentai, ir nuotraukos, ir visa kita, galite susirasti, pasižiūrėti ir įsivaizduokit taip. Ir aš pamačiau vieną iš nuotraukų, kuris stovėjo su to meto prezidentu, aš nepamenu. Labai tokie senos nuotraukos ir stovėjo su prezidentu, dar ten kažkokie žmonės, ar ne. Ir jis, ta prasme, sukasi Billy Grahamas kartu su pačiais ta aukščiausia grietinėlė, ne valdžia. Dabar įsivaizduokite taip, iš tikrųjų. Pati aukščiausia grietinėlė, kaip Jėzus sako, prisimenate, yra tokia rašto vieta, sako, kai ateina turtuolis, jūs sodinat į priekio varšą, ne, tarsi pasperim, sako, eik sės tenai. Bet Jėzus sako, tarp jūsų taip neturi būti, sako, ar ne tie, kurie sėdė valdžioje, jumis tampo po teismus. Ar ne jie yra tie, kurie jumis engia. Esmė kame, žiūrėkit, kaip pasakyti, visi tie, kur bankininkai, visi Soršai, Rockefelleriai, ar ne, karalienė ten Anglijos, ta prasme, visa pati didžiausia grietinėlė, imkim prezidentus, ne, Amerika, visus tos, kurie valdo visus pinigus, ne, ten sėdi kritusios sielos, suprantat,
ten, kitaip tariant, kodėl jie ten sėdė? Todėl, kad Liuciferiui reikia žmonių, kurios jis galėtų valdyti ir manipuliuoti visą pasaulį. Bet jam reikia žmonių, kurie yra pasišventę. Suprantat, jam, kurie pardavė sielas. Vadinkim taip. Tai yra masonai, įvairiaus lygio pasišventimai, iliuminatai ir taip toliau. Tai stuokit, ten sėdi tie žmonės, kurie atidavė savo sielas Liuciferiui, jisai sako, ir kam nori duodu valdžią, suprantat? Bet jis valdžią duoda tik tai tiem, kurie sako, jeigu mane pagarbinsi, Jėzus aiškiai pasakė, jeigu mane pagarbinsi, aš tau duosiu. Tai reiškia, visos tos girtinėlės viršūnės, kurios sėdi, imkim tas pats Landsbergis irgi jo, kaip ir tikslas yra, žodžiu, kad būtų mažiau žmonių, ar ne, tas pats Bilas Geitsas ir visi tie. Tai dabar žiūrėkit taip, tai vat, kadangi, kad tas pats Billy Grahamas, jisai gavo tą sėkmę, šlovę, kas tik jo nesiklausė, ne, žmonės plūdo. Aš nežinau, kaip tai veikia iš principo, tai, bet Liuciferis niekada šiame pasaulyje, jeigu tu netiduosi jam savo sielos, jis tau šlovės ir jėgos jo karalystėje neduos. Suprantat? Bet esmė tame nuotraukoje, aš pamačiau, kai jisai sėdėjo ten su tais prezidentais ir iš principo tokie žmonės paprasti, jie niekada neįeina į tarpą tų aukščiausios grietinėlės. Įeina tik tai tie, kur Liuciferiui yra paranku turėti šalia savęs. Įsivaizduokit. Ir tada dabar klausimas taip. Aš žinau vieną dalyką, kad Liuciferiui yra, jisai negali sustabdyti Evangelijos, jis negali sustabdyti tikėjimą, ar ne? Netgi buvo, kažkas matė tokį regėjimą, kaip 90-aisiais praūžė šitas prabudimo banga per visą Europą, sako, matė tokį regėjimą, kaip Liuciferis su savo tais patarėjais tarsi sėdė prie apvalaus stalo ir sako, jie buvo šoke, kas nutiko, nes Dievas leido staiga, kad labai daug sielų ateitų pas Jėzų. Ir jie buvo šokę, kas nutiko, jie nežino, ką veikti, jie nežino, ką daryti, kaip tai sustabdyti ir kas čia vyksta. Bet sako, po to, kai jie nuirimo, pradėjo mąstyti ir sako, pamatėm tokią vaizdą, sako, mes šito sustabdyti negalim, bet ką mes galim padaryti, mes galim atnešti truputėlį melo, kad ta bažnyčia jinai būtų neveikianti. Ir net gyvenimo tikslas, jisai, suprantat, jam nėra problema, kad žmonės sėdi bažnyčiai. Jis šito sustabdyti negali, suprantat. Didžiausia problema sudaro tie žmonės, kurie turi jėgą pasipriešinti tamsai ir griauti tamsos darbus. Tai vat įsivaizduokit taip, jeigu tie pastoriai yra pardavę savo sielas velniui, velnias duoda jiem valdžią, sėkmę, ten yra be galo daug žmonių, pinigų, ar ne ten yra. Ir jie gali manipuliuoti informaciją, kalbėti melą, kiek tai kai jis nori, ar ne. Ir jam tai yra palanku, svarbiausia, kad tie žmonės būtų neveiksmingi, jie neturėtų maldos savo maldos asmeniniam kambarį. Svarbiausia, tu lankyk, neš pinigus, ateik, pasėdėk, paklausyk ten, ne, kažką padainuok ir viskas, ok. Bet baisiausiai, ko bijo tų žmonių, kurie yra labai arti Dievo, kurie girdi Dievą, ir kurie eina ir daro pagal Dievo žodį, nes velnias tokiam pasipriešinti jų nebegali ir jie yra patys, kaip sakyti, jie yra pavojingi. Tai dabar įsivaizduokit taip, tai kokio masto yra apgaulė, ar ne? Aš suprantu, kad ten yra daug labai nuoširdžių žmonių, tikinčių, ne, kurie sėdi tose bažnyčiose. Įsivaizduokit, čia prieš kelis mėnesius išaiškėjo netgi iš Ukrainos vienas pastorius, kuris irgi išvažiavęs į Ameriką. 30 metų buvo visos ten jų šitos ta prasme, sąjungos, vienas iš tų vyriausių, ir jis 30 metų buvo pedofilas ir tvirkino berniukus. Ir svarbiausia, daugelis žinojo, visi tylėjo. Aš nežinau, kaip žmonės sugeba laikyti va tai bažnyčią, ar ne, va tokia, ir plus tylėjo. Daugelis žinojo, tylėjo, vaikai buvo toliau tvirkinimi. Ir kaip pradėjo viskas kilti viešumą, ir visi, ta prasme, tai pradėjo pastoriai manipuliuoti žmonėmis, kad sako, čia negali karys, jisai sužeistas, jis dabar į viešumą iškelėt jo nuodėmės, jis sakyti, taip negalima daryti, ir jie pridenginėja nuodėmę. Ką aš noriu pasakyti, kokioj nuodėmėj šiandien gyvena bažnyčia, ir man klausimas taip, kaip žmonės
nesugeba atskirti gero nuo blogo, tiesos nuo melo ir jie sėdi bažnyčiose ir daug metų sėdi ir lanko, ta prasme, ir jie susitaiko su tuo. Kaip pagalvoju, jeigu Jėzus ateitų, aš nežinau, jisai ne tik išvartytų stalus su rimbu, bet jis išvardytų ir grindis ir sienas, ant kiek yra netiesos įėjus į bažnyčią, ant kiek jinai iškrypusi, ant kiek yra daug melo, protų nesuvokiama. Ir aš kaip sakiau, Luciferis, jis negali sustabdyti, jis gali atnešti melą, bet dabar melas yra tokio lygio ir tokio masto, kad bažnyčia yra tiek parsidavusi, kad yra žemiau plintusi. Iš principo, kai pagalvoju, pasaulis eina iki išprotėjimo. Tai viskas okei. Jis ir yra pasaulis, jis ir deklaruoja, jis yra pasaulis. Jam ir leidžiama, tegul eina daro, bet kai žmonės ateina į bažnyčią naujatikį ir jie tikisi, tai sako, bažnyčioje turi būti tiesa, ten yra Dievas. Ir jie ateina, atveria savo širdis ir suprasdami, kad ten negali būti melo, ten turi būti kalbama tiesa. Ir suprantat, ir svarbiausia, žmonės ateina, jie nesupranta, kaip ir šneka, kaip ir apie Dievą, visą kitą, bet ta prasme ir įkiša va tokias doktrinas nesveikas visokias. Ir po to žmonės, ta prasme, aš suprantu, naujatikis, jis galbūt nesugeba atskirti gero nuo blogo, bet ką daro žmonės, kai sėdi 30 metų bažnyčiose ir Lietuvoje, aš mačiau tokių dalykų, kai absoliučiai žmogus neturintis savyje jokios gyvybės, dvasinės gyvybės, jisai kalba nuo scenos, ir daug metų kalba, jis kalba tiesiog mirti, kalba apie nieką, kalba tokius tuščius dalykus, tarsi ten yra įdėti žodžiai Dievas, malonė, sakyta, bet kalba ir ten tu klausaisi, ten tok depresūcha varo, tokia tuštybė varo ir nesugeba, tarkim, kai kurie nesugeba žmonės atskirti, suprasti, kad jisai kalba nesąmonės ir vis tiek visi tyli, visi sėdi. Tie žmonės yra nepajudinami, jie dar plus kontroliuoja aplinkinius, suprantat, o mes esame išmokyti, kad čia, tipo, mes negalim nieko nejudinti, čia brolių negali kaltinti, kas tave pastatė kaltintojai, suprantat, bet tai, kad yra melas ir visi tyli, ir va šiandien tokia bažnyčia yra pastatyta ant melų ir visiems, ir okei, niekas, ta prasme, levelis yra toks, kad žmonės nesugeba atskirti gero nuo blogo. Tiesos netiesos. Dievas irgi sako, mano vaikai nesugeba kairės nuo dešinės atskirti. Suprantat? Ir va toks stovis yra iš viso, aš pasakysiu, visam pasauliu. Ir yra iš tikrųjų stovis labai tragiškas bažnyčias. Ir netgi įsivaizduokit, dar taip, aš gal noriu pasakyti, netgi jaunimai, kurie jeigu klausys, tarkime, žinom, Jesus Imagine yra bažnyčia, kur pastorius yra Furtikas, daugelis klausosi pamokslas, charizmatinis, visakyta, jo uošvis vadinki taip yra Benihinas. Ir įsivaizduokit, irgi, kada čia buvo per Velykas, irgi sako, jis kalbėjo tokį pamokslą, įsivaizduokit, man protų nesuvokima, aš irgi mačiau, nežinau, kiek tikros tos nuotraukos, bet yra daugelis jau kalba, kad tiek Furtikas, Joyce Meyer irgi priklauso masonam. Plius, jeigu tu jau ten priklausai, reiškia, tu esi nupirktas, tu turi sėkmę, bet jau turi nešti kažkokią propagandą, kažkokį melą, ne atvirą, bet po truputį į savo bažnyčią, įsivaizduokit. Ir jisai per Velykas kalbėjo tokį dalyką, mokino bažnyčią, sako, nereikia kalbėti tiem, kurie ateina žmonėm iš pasaulio, negazdykim žmonių, neišgeiskim jų, nekalbėkim apie Jėzaus kraują. Įsivaizduokit. Nekalbėkim apie, kad neišgazdinti žmonių, apie Jėzaus auką, apie Jėzaus kraują, sako, nekalbėkim, nes tai gali žmonės atpūtyti, gali įžeisti, įsivaizduokit, įžeisti. Tai apie ką mes kalbam iš tikrųjų. Ir suprantat, kaip yra. Ir aš praeitas iki dar dalinausi tokia viena istorija, ne vieno pastorius, kuris buvo norėjo tapti profesionalius sportininku, ar ne? Ir gausiu taip, kad atėjo pas jį velnės, aš jau pasakoju, kad atėjo velnės, sako, tarnauk man, bet jisai atsisakė, sako, tu sumokėsi už tai. Ir jisai keldamas didelius svarmenis išsinarino pečius ir treneris pasakė, kad tu viskas, tau profesionalus sportas yra uždarytas.
Ir jis buvo didžiuliai traumai, didžiuliai depresijoje, jis nežinojo, ką daryti. Po kiek laiko jisai susitinka su Jėzumi ir sakė, ar apie 8 ar apie 6 valandas jis buvo su Jėzumi, bendravo su juo Dievas. Jėzus jam atvėrė daug dalykų, ten jo gyvenimas pasikeitė visiškai nuo to momento. Ir Jėzus pasakė tokį dalyką. Sako, jeigu tu ir nebūtum išsinarinęs pečių ir būtum likęs tame sporte, Liuciferis niekada nebūtų tau leidęs pasiekti aukštumų. Kodėl? Todėl, kad šitas pasaulis priklauso Liuciferiui, jis čia vadovauja, jis valdžia, įtaka, ar tai pastorius, ar tai politikas, ar tai dainininkas, ar tai aktorius, jisai duoda, bet jisai duoda tik tai tiem, kurių sielas jisai gali nupirkti, kur žmogus savo valia atiduoda savo sielą. Įsiduokit. Ir sako, kadangi tu atsisakei, Sako, visada, kad ir kiek tu būtum geras sporte, Liuciferis duos palipti laiptelį aukščiau visai kitam žmogui, tas, kuris bus atidavęs savo sielą jam. Ir tu niekada nebūsi pirmoje vietoje, sako, niekada nebūsi ir niekada nelaimėsiu, bet šitaip veikia šitas pasaulis, suprantat? Pamiršau vienos merginos vardą, irgi Amerikoje tokia žaliais plaukais, kur yra, kaip jinai vadinasi, nepamenu, kur labai staigiai išpopuliarėjo, irgi yra istorija, kur pasako, kaip jinai buvo prieš tai, kai jinai sielą pardavė velniui. Ir jeigu dabar ypatingai, aš nežinau, kodėl jaunimas šito klausosi, o ten iš tikrųjų dainos, kai kurios yra absoliučiai garbinančios velniai, tiesiog šita muzika yra net pavojinga, bet vėlgi duoda fenomenalų klestėjimą, išpopuliarėjimą tie, kurie atiduoda savo sielas velniui. Ir dabar suprantat, kaip yra. Ir sako, tu vis tiek niekada nebūsi kažkuom šitam pasaulyje. Niekada, Jėzus pasakė jam, šitam sporte tu niekada nieko nepasieksi, nes velnias, kadangi tu jų nepagarbinai, ir jis neduos tau tapti, nes šitas pasaulis priklauso jam. O velnias pasakė taip, jeigu mane pagarbinsi, kam nori, tam duodu. O kam jisai nori duoti? Tas, kuris pagarbina, jūs suprantat, parduoda sielą. Ir sako, tu niekada netapsi kažkuom, sako, aš tave, sako, tarnauk man ir aš tave padarysiu kažkuom. Šiandien ir labai populiarus, bet čia mes kalbam ne apie populiarumą. Tai vienas iš stipriausių žodžių, kuris jisai kalba, kuris iš tikrųjų yra pateptas ir gyvas. Daugelis tai žino, tai yra pastorius Šapovalovas, kurį aš klausausi, vienas iš tų, kurį aš klausausi. Tai yra, aš klausaus labai nedaug pastorių, iš tikrųjų labai nedaug žmonių, labai stipriai aš atsirenku, ką klausytis. Ir suprantat, ir esmė tame, kokiam dabar mes gyvenam levelį, kokio lygio yra apgaulė bažnyčiose ir kai bažnyčiose yra, jinai pilnai yra pasinėrusi į pasaulį, ta prasme ir standartai yra visiškai numažinti. Ir iš tikrųjų šokas yra didelis man, kaip žmonės susitaiko su tuo ir jie nenori daugiau. Ir jie sėdė tose bažnyčiose, suprantat, ir jie sėdė ir toliau klausosi, ir ten vis tiek po truputį yra kažkur įkišamas melas, suprantat. Ir aš suprantu, kad nėra tobulų bažnyčių, mes kalbam ne apie tai, bet mes kalbam tai, ar tie pastoriai, kurie sėdi už vairo, tikrai jie turi ten sėdėti. Suprantat, ir kas juos ten pastatė, dar didelis klausimas, kai kurios kas juos ten pastatė. Ir negi tarp Šapovalovas aš klausaus labai senai vieną iš tų pamokslų, kur jisai turėjo pokalbį su Dievu, aš viso nepamenu, bet vieną tokį epizodą pamenu, kai sako, bus teismas, bus teisiami miestai. Teisiami miestai, teisiami žmonės, kodėl jie nesišaukė Dievą. Ir žiūrėkit, mane šokiravo ta informacija, sako, ir sako, miestai atsigręš į tų miestų pastorius, kurie buvo tuose miestuose, į kurie nepadarė jokio dvasinio indėlio. Jie tik buvo užėmę pastorius šiltą vietą, nes ten yra šilta vieta, suprantat? Ir sako, jie apkaltins pastorius, ir sako, tai bus teisinga, nes Dievas yra teisingas. Tai, kad žmonės neįtikėjo, neatsigrėžė vien todėl, kažkas yra užsiema melu, kažkas yra nupirktas, kažkas užsiema kažkokiam nesąmonėm netitinkančios Dievo žodžio, iš viso suprantat, negi toks dalykas kaip narystės.
Aš nežinau, gal bažnyčios tai daro, nes Biblijoje nėra iš viso tokio dalyko kaip narystės. Suprantat, nežinau, gal tai kontroliai kokiai. Arba visos tos sąjungos, kurie Lietuvoje čia sąjungos, nežinau, aš jumis netikiu, aš galvoju netgi taip, kad kodėl žmonės renkasi sąjungas pastoriai, todėl kad arba jie nesugeba išgirsti patys Dievo, nesugeba išgirsti, todėl jam reikia kažkokio žmogaus šalia, kuris atsistotų ir pasakytų, kas teisinga, kas ne. Šiaip tai pas baptistus Amerikoje irgi taip sako, ateina kažkas su labai rimtų klausimų. Tai tie pastoriai skambina į sąjungos ten kažkokį vyriausiąjį ir sako, tai kaip čia dabar ir su tuo klausimu. Ir jie visi susirenka, nusprendžia, kaip bus su tuo klausimu, nesvarbu, ką ten Biblijoje rašo, jie nusprendžia, kas teisinga, kas ne. Ir tada paskleidžia va tą doktriną per visas bažnyčias. Nu, žodžiu, briedas kažkoks. Taigi, ir ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kaip tas Furtikas sako, negąsdinkim žmonių, nekalbėkime apie Jėzaus kraują, nes tai gali išgąsdinti žmonės, gali atgrasyti žmonės, bet kaip pagalvoju, vienintelis, kas gali, kaip sakyti, išgelbėti mus nuo mirties, sako, nuodėmės alga mirtis. Tai yra Jėzaus auka per Jėzaus kraują, nes būtent tik Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Gyvenimas, būtent jisai vienintelis, per kurį buvo viskas sukurta, viskas per jį ir jam buvo sukurta, jame yra gyvybės pradžia, tik jis gali nugalėti mirtį. Tai kaip mes galim išgelbėti žmonės, jeigu nebekalbam apie gyvenimą, apie Jėzaus kraują, kuris neša gyvenimą ir nuplauna mūsų nuodėmes. Suprantat? Sako, niekas netyras nepateks į dangų. Kas yra tas netyras? Tas, kuris nėra apvalytas Jėzaus krauju, kodėl Jėzaus kraujai yra ta gyvybė, kuri mus išgelbėja nuo mirties ir yra atviras kelias į dangų. Tai vienintelis, tai yra Jėzaus kraujas, per jo auką, kuris išlietas, jame yra vienintelėme gyvybė. Ir netgi suprantat ten, kur Apreiškimo knygoje sakoma, kad buvo atplėšti antspaudai, ir sako, Jonas sako, verkė, kad nieko neatsirado verto atplėšti antspaudus. Bet pasirodo verta, sako, neverk, atsirado yra avinėlis. Būtent tas, kuris nugalėjo mirti, įgijo teisę nuimti antspaudus. Suprantate, tai yra Jėzus. Per jį visas išgelbėjimas yra, nėra kito kelio, kaip grįžti mus namo į dangų, tik per Jėzaus auką, nes mes visi esam mirę. Ir dabar sako, negąsdinkim žmonių, čia yra tokio lygio melas. Ir pabaigai, čia man 3 minutės beliko į pabaigą, taip aš mačiau vieną tokį regėjimą, jis buvo nerealus regėjimas. Aš buvau šokiruota tuo regėjimu. Žodžiu taip, aš pamačiau tokią situaciją, pamačiau begalis daug jaunų žmonių, kurie viduje buvo tie, kaip sakyti, homoseksualus, neturėjo va šitų problemų. Iš tikrųjų, kas tai yra? Tie, kurie išvarinėja demonus, egzorcistai, jie sako, tai kadangi demonai labai plepus, jie sako, kaip ta prasme, demonai turi prieigą prie žmogaus DNK, jį pakeisti, iškreipti taip, kad žmogus pradeda, būdamas vyras, jaustis moterim ir atvirkščiai ir visą tą nesąmonę. Įsivaizduokit taip. Reiškia, tai yra demoniška prieiga, kažkokia per nuodėmę, per kažką buvo prieita, suprantat, ir kiti ir vaikai jau gimsta su šito pažeidimu DNK. Suprantat? Ir aš pamačiau, kaip staiga buvo išlieta tokia didžiulė šlovė, kur jauni žmonės pradėjo šauktis realiai Jėzaus kraujo, nes vienintelis Jėzaus kraujo turi jėgą mus apvalyti, apiplauti nuo nuodėmės ir nuo mirties. Ir kai tik tie jauni žmonės pradėjo šauktis vieno žodžio, ta prasme, jie iš vidaus pradėjo šauktis Jėzaus pagalbos, ta prasme, ir jie šaukėsi Jėzaus. Ir būtent per vieną kartą, kai tik jie kvėpavo ir jų kraujas perbėga nuo pačios į viršaus, ta prasme, kai jie šaukėsi Jėzaus kraujo, tą pačią sekundę jau DNK buvo atvalyta ir jie buvo išgelbėti ir apvalyti būtent Jėzaus kraujo dėka ir išgydyti Jėzaus kraujo dėka. Suprantat, va toks regėjimas buvo, jis buvo fenomenalus. Aš mačiau kaip vieną, taip kai žmogus kvėpuoja ar ne, ir pumpuoja, ta prasme, širdis kraują. Vieno rato užteko, kad Jėzus kraujas įeitų juos ir apvalytų, išgydytų ir atstatytų. Suprantat?
Būtent Jėzaus kraujas turi jėgą mus išgydyti. Taigi tiek.